Sveiki, brangūs žiūrovai ir klausytojai. Su jumis pastorius Arūnas Iki. ir aš, Laurynas. Tyrinėjame Bibliją, pamokėlę. Šiandien tema tobuli. Ne šiaip tobuli, o tobuli kažkame, kame galime būti tobuli, taigi tobuli Kristuje. Įsimintina eilutė sako, niekas te nesmerkė jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. Visa tai nėra būsimų dalykų šešėlis, o tikrenybė priklauso Kristui. Tai tėra būsimų dalykų šešėlis. Arūnai, taigi, kaip šitą temą mums suprasti tobuli Kristuje? Kame tas tobulumas ir iš vis kas tas tobulumas? Na, praeitą kartą jau turbūt praeitoje temoje buvo minimas tas klausimas, tai praktiškai laiške Kolosiečiams Paulius būtent apie tai kalba, kad kada jisai paskelbė Evangeliją ir ten tikintieji patikėjo, kad būtent dėka Kristaus jie yra išgelbėti ir yra tobuli tampa, kada priima Kristų, ne, bet buvo tam tikri mokytojai iš judėjos, kurie atsivertė, kurie bandė jos įtikinti, kad to nepakanka, neužtenka, reikia prisilaikyti dar, kaip sakant, visų tų žydiškų nuostatų. Ir tik tai tada jau gali, kaip sakyti, įžengti į tą tobulumą. Tai Paulius būtent va čia rašo tą laišką, kad, paaiškintų dar kartą tikintiesiems, kad iš tikrųjų, pakanka Kristaus, ne, kad būtum tobulas, nes tik tai jis vienintelis padarė galimybę būti mums tobuliems, ne, ir dėka jo atliktų darbų pasiaukojimo mes galime, sakant, gauti irgi būtent ir tą nuodėmę atleidimą ir tapti Dievo akivaizdoje tobulė. Tai jau būtent apie tai jisai gildena šitame laiške, kad jie būtų tvirti, užtikrinti, kad nepasiduotų tiems klaidinimams, bet būtų užtikrinti, kad jeigu įtikėjo Kristum, priėmė kaip savo gelbėtoją, tai to pakanka, kad būtum Dievo akivaizdoje tobulas. Apskritai tobulumo tema tokia labai, labai slidi. Vis tiek didžioji dalis religijų, visos religijos beveik, beveik ar ne beveik, pasakyk, kalba apie realiai išgelbėjimą per darbus. Taip. Tobulumą per darbus. Taip, būtent taip yra. Jo, tai va čia Paulius būtent ir kalba ir jisai net ir sako, aš kovoju, kad būtent dėl to, kad jūs maldose kovoja, ne, kad prašydami Dievą, kad Dievas duotų jums suvokti, suprasti tą temą ir kurią jisai ir pats po įtikimo dar ilgą laiką gilinasi, ko suprato, dabar supratęs jisai duoda tai perduoti visiems, kad iš tikrųjų tik tai dėka Kristaus nuopelno tu gali būti Dievo akivaizdoje tobulas. Mes visą laiką kaip žmonės žiūrim į save ir matom vis netobulumas, tai čia netobulas ir niekada atrodo nebūsi tobulas. Bet va čia fenomenas toks įdomus yra, kada tu priimi Kristų kaip savo gelbėtoją, jis aprengia tave to tobulumo. Tai va būtent tokia gera žinia. O nėra taip, kad žmogui labai sunku pripažinti tai, nes yra tas aš patso sindromas. Tai va tas ir yra, kad mes koncentruojamės būtent į save ir atrodo, kad aš pats galiu geriausiai. Jo. Ne, bet jeigu negaliu, reiškia viskas, tada reiškia netobulas esi, ne? Ir stengiasi kaip nors, kodėl būtent žmonės stengiasi būti tobulė, nori iš vienos pusės įtikti Dievo, ne, kad Dievas mane priimtų, bet Dievas priima mane tokio, koks aš esu, nereikia tapti tobulu tam, kad būtum priimtinas jam. Tai Kristus sako, ateikite pas mane visi, netobuli būdami, aš padarysiu jūs tobulas, nes jūs be manęs to negali padaryti nieko. Bet yra bažnyčia daug žmonių, kurie abejoja, ar bus išgelbėti. Tai va būtent ta mintis ir klaidina žmonės, kad jie galvoja, kad gali būti išgelbėtas tik tada, jeigu nebedarysiu jokios nuodėmės, o jeigu dar kažkur tai suklumpu, ar mintimis, ar veiksmu, ar ten kažkuo tai supykstu,
ir atrodo, kad man nesiseka būti tobulam, vadinasi, nu, turbūt nebūsi ir išgelbėtas. Tai va čia yra, kaip sakyti, velnio mintis tokia yra, kad žmonės apgauti ir įtikinti juos, kad tu toks nusidėlis, kad tu negalvok apie dangų, niekaip ten nepateksi, bet Biblija būtent gera žinia būtent tame ir yra, kad iš tikrųjų sako, priimkite Kristų, gyvenkite jame. Palaikykite tos artimus santykius su Kristumi ir žinokit, kad Kristus viską padarė, kad jūs būtumėte išgelbėti, ne? Ir nuo mūsų pasitikėjimo priklauso išgelbėjimas, ne nuo mūsų tobulumo, ne nuo mūsų nenudėmingumo, bet nuo mūsų santykių su Kristumi. Tai va būtent, jeigu mes tikėsim tvirtai, laikysimės to tikėjimo, kad Kristus mirties ir prisikėlimo pakanka mūsų išgelbėjimui, tai va, tai ir būsim išgelbėti. Bet Kristaus išgelbėjimas vis tiek yra toksai sąlyginis. Kuria prasme? Žiūrėk, gerai, ta prasme, atrodo gerai, priimu Kristaus išgelbėjimą, priimu nuo jo malonę, žinai. Bet tai ne viskas. Nėra, kad priėmiau ir taškas. O kada reikia dar? Tai tu man pasakyk, o toliau eini ir dirbi jo laukuose? Dėl to, kad gelbėjimą įgytų? Jo jungaimi. Ne, gal mes tai priimam dėl to, kad, žinai kaip, gal iš tiesų yra dėl to, kad tu būtum efektyvus, o mes priimam dėl to, kad tai yra išgelbėjimo sąlyga. Taip, ne, kaip sakyti, susiduria su krikščionim, kurie dažnai prikešia būtent tą, va, jūs laikotės įstatymą dėl to, kad jūs netikit malonę, bet tikite, kad tik per įstatymą būsite išgelbėti. Ne, aš sakau atvirkščiai, mes laikomės įstatymo arba stengiamės gyventi pagal Kristaus mokymą ne dėl to, kad būtume išgelbėti, bet dėl to, kad jau esame išgelbėti. Priimėm tą išgelbėjimą, ne? Ir dabar natūralus, kaip sakant, atsakas, nes Kristus išgelbėjo ne tam, kad mes galėtume ir toliau gyventi taip, kaip gyvenė anksčiau, daryti viską, ką anksčiau dariau, gyventi tą nemoralų gyvenimo būdą ir skaitytis, kad va, normalus krikščionis esu. Ne, Kristus išgelbėjo mus iš nuodėmės, kad mes iš tikrųjų gyventume atnaujintą gyvenimą. Kitokį gyvenimą pagal jo valią, pagal jo mokymą ir būtent dėl to. Tai būtent, kaip sakyti, mano atsakas į tai, ką jisai padarė dėl manęs. Tai jeigu jisai tiesiog pamilo mane to, koks aš esu ir jisai išgelbėjo iš nuodėmės, kad galėčiau džiaugtis, kaip sakant, gyvenimą, tai natūralu, tai jis mato. Atsakas ir bus toks, kad ne. Aš tikiu, kad išgelbėtas esu per Kristų, bet iš tikrųjų paklūstu ir vykdau jo, kaip sakyt, mokymą dėl to, kad jau esu išgelbėtas, o ne tam, kad būčiau išgelbėtas. O kaip tokia situacija, kur žmogus gyvena pasaulietiškai visą gyvenimą, bet išgirdo gerą naujieną, ją priėmė, jis sutinka ir toliau gyvena kaip gyvenęs? Kaip toksai variantas. Mes turim ir bažnyčių tokių, kurios tai visai propaguoja. Na ten, kad išgelbėjimas kartą, išgelbėtas kartą, išgelbėtas visiems laikam kažkaip, ne? Kaip jie ten šneka. Kad reiškia, vos net tau nereikia nieko keisti gyvenime, tiesiog, Ja, bet va čia tas klaidingas požiūris yra, nes iš tikrųjų, Kristus vieną dieną, kada jisai sugrįš, jisai pasakys, kad iš tikrųjų aš jūsų nepažinojau. Ir visi bus nustebęs, kaip čia yra, ne? Kristus sako, iš tikrųjų išmintingas žmogus, ką daro, stato namą ant uolos, ne? O ką tai reiškia? Tame palyginime, kad kas klauso ir vykdo mano žodžius, ne? Tai panašus į išmintingą žmogų pasitačiusi namą ant uolos. Tai matom iš tikrųjų, tai Biblija ir sako, kad Kristus išgelbėjo mus ne tam, kad mes galėtume gyventi vėl toliau toje nuodėmėje, bet tam, kad galėtume gyventi atnaujinamą gyvenimą. Galima pasakyti, kaip gyvūną, kokį nors, sakykime, kiaulę, paima, sakykime, purviną visą nuplauni, jinai tampa švari. Tai, bet sako, toliau gyvenk, tokį švarų gyvenimą, dėl kurio tau padariau, ne? Bet jai nepatinka, sako, ne, aš noriu grįžti taip, kaip anksčiau. Mūrydytis to nuodėmė. Tai tada, jeigu taip nori, tai pasirinkimas toks yra, ne? Bet tikrieji Dievo vaikai sako, klauso mano balsą. Ir jis sako, mano avės klauso mano balso. Ir vykdo tai, ką sako. Ir kitoje vietoje dar Kristus yra sakė, jeigu mylite mane, laikykitės mano įsakymą, ne?
Jono Mhm. 14:15. Tai, tokie Kristaus mokymai, kad iš tikrųjų mes tai darom iš meilės, ne dėl to, kad įsigytume išgelbėjimą, bet kad atsakas į tai, ką Kristus mums padarė. Nu, ko gero iš to išeina ir tai, kad tu giliniesi į tai, apie ką eina kalba. O ne tiesiog, žinai, kaip ten pasirašykite peticiją, žinai. Pasirašiau ir nuėjau. Nei domėjausi, kas ta peticija, nei ką, žinai. Ar priimkite gerą naujieną? Gerai priimu. Ir toliau einu gyventi, žinai. Tai kaip minimum reiškia, kad tavo ir širdis, ir motyvai nepasikeitė. Taip, Turėtum realiai norėti, kad tavo visi artimieji taip pat būtų išgelbėti ir matytų šviesų rytojų. taip, tai Romiečiams 6 skyriuje apaštalas Paulius sako, ar išgelbėti tikėjimo mes toliau pasiliksim nuodėmiai. Ir jisai sako, jokių būdų. Kristus juk mirė ir prisikėlė ne tam, kad mes toliau gyventume tą patį nuodėmingą gyvenimą, bet kad pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Tai gerai, tai jeigu žmogus priėmė gerą naujieną, bet nekeičia nieko savo gyvenime, ar tai reiškia, kad jis realiai nesuprato gerosios naujienos? Be abejo, ne iki galo suprato tą dalyką jo. Mhm. Nes ir raštas sako, kad ne veltui imkite Dievo malonę, ne? Nes iš tikrųjų nepiknaudžiauti turim. Aišku, Dievas atlaidus, gailestingas, visą laiką, kada suklumpam, jisai atleidžia, bet tai nereiškia, kad mes iš tikrųjų turim piknaudžiauti tą Dievo malonę ir sakyti, ai, aš gyvensiu kaip gyvenu, Dievas vis tiek man atleis. Taip nėra. Gerai. Turim gerus santykius su Korėja, tai natūraliai, kad mes norėsim vykdyti ne savo valią, jo valią. Mhm. Kolosiečius 2 skyrius nuo 1 iki 7 eilutės. Nu, kurios eilutės? Nuo 1 iki 7. Aha, gerai. Tad noriu, kad jūs žinotumėt, kaip man tenka kovoti už jūs, už laodikiečius ir visus, kurie nėra matę mano veido, kad būtų paguostos visų širdis, kad meilė suvienyti visi pasiektų supratimų pilnatvės turtus ir galėtų pažinti Dievo slėpinį Kristų, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai. Sakau jums, tai kad niekas jūsų nesuvedžiotų suktais įrodinėjimais. Kūnasi toli nuo jūsų, tačiau dvasia su jumis ir džiaugiuosi, matydamas jūsų tvarkingumą ir kaip tvirtai jūs tikite Kristų. Taigi, kaip esate priėmę viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame, būdami jame įsišaknyje ant jo, statydamėsi, tvirtėdami tikėjimu, kaip esate išmokyti kupini dėkingumo. Taigi, pakomentuok mums šitą visą šias eilutes ir visgi, kaip mes ir matom, čia ir išmintis paminėta. O kaip tu... Taip. Pirmiausia, čia mes matom, kad Paulius būtent minė apie tai, kad nors būdamas jis dabar kalėjime, bet jisai kovoja už kolosiečius, laodikiečius, hierapoliečius tuo pačiu, kurie netoli buvo. Jisai gavo laišką iš Epafrodito, vyresniojo Koloso, ir būtent sužino, kokia ten situacija. Ir jisai, matom, būdamas ten, jisai maldoje už juos kovoja. Tai būtent įdomus tas žodis kovoju, graikų kalboje agono, kaip agonija yra, tai reiškia, kad jisai labai, stipriai už juos meldžiasi, tiesiog, kad Dievas padėtų jiems įsitvirtinti Kristuje, toje Evangelijos žinioje, kad jie būtų suvienyti. Juk pirmam skyriui jis apie tai kalbėjo, toks Dievo buvo planas, kad per Kristų suvienyti mūsų planetą, galima sakyti, su visais nepulusiais kūriniais, kad jisai taptų vėl susigrąžintų, kaip sakant, tą mūsų žemę į savo valdžią, savo rankas. Jo toks tikslas buvo atpirkti, jam tai pavyko. Jis tai padarė, suvienijo per Kristų. Ir dabar galiausiai, kas vyksta bažnyčiai, yra toks nesutarimas tarp žydų ir pagonių.
Ir vis dar jisai tęsiasi, nes pagundė, tai yra žydai primeta, iš Judėjos atvykę, kad neužtenka jum vien tik tai tikėti Kristui, jūs turite prisimti dar apipjaustymą. Ir čia Paulius būtent jisai meldžiasi, sako, kad meldžiuosi, kad jūs suprastumėte, ne, kad iki galo būtent tą paslaptį, kad mes esame tobuli, esame suvienyti su Dievu, tampame bet kokios tautos piliečiai, tikėdami Kristų, tampame Dievo šeimos nariais. Tai jau būtent tai slėpinys, būtent kuris buvo išpildytas per Kristaus pasiaukojimą. Ne? Ir jisai būtent apie tai rašo gerą žinią. Ir todėl jisai sako, žiūrėkite, kad kažkas jūsų nesuvedžiotų, nesuklaidintų ir nenuvestų būtent, kaip sakant, nuo tos tikros tiesos. Bet jisai džiaugiasi, kad, sako, girdėdamas, kad jūs taip pat stengiatės tvirtėti tikėjime, stengiatės nepasiduoti tiems klaidingam mokymam ir tvirtai tikite Kristų, būtent tai sako, ne? Ir toliau ragina, kad, sako, taip kaip jis pradžioje įtikėjot, priėmėt Kristų kaip savo gelbėtoją, ir toliau palaikykite santykį su juo artimai diena iš dienos, kad išsaugotumėt kaip tą tikėjimą iki galo, ne? Ir toliau augit, tarsi sako, kaip medis leidžia šaknis į žemę, taip jūs ir tikėjime įleiskite giliau šaknis, kad nebūtumėt, kaip sakyt, suklaidinti ar nuverčiami nuo tikėjimo, ne? Bet tvirtai galėtumėt laikytis ir vis augti ir stiprėti ir Dievui dėkoti už tai, ką jisai padarė dėl jūsų. Tai taip trumpai. Aš dar norėčiau, kad dar kartą 7 eilutę perskaitytum. Būdami jame įsišaknyję, ant juos statydamiesi, tvirtėdami tikėjimo, kaip esate išmokyti kupini dėkingumo. Su tuo įsišaknyję ir su tuo, kad mes ten tos visos šakelės ir taip toliau. Biblijoje daug yra labai vietų, kur kalbam, sulyginam su augalu. Taip. Ir gal galėtum plačiau šitą metaforą aptarti, pristatyti? Čia įdomi, kai mes skaitom lietuviškai, sako, būdami jame įsišaknyję. Aišku, ir tai yra galbūt irgi mintis yra gera, kad patys turim, sakykime, gilintis, pažinti ir Kristų, būtent jo išgelbėjimo planą, ir vis pažiname, mes tarsi kaip medis leidžiam šaknis giliau į žemę ir tu tampame stipresni, tvirtesni, augam. Ir tada, kada medis stiprus, jau jo nelabai pajudinsi, jisai įsitvirtinęs tame tikėjime yra. Bet originalų kalboje žiūri, graikiškai tas 7 skyrius įdomi taip skamba, kad esate išaknyti jame, Kitaip sakant, tarsi, kad jūs priimėt Kristų kaip savo gelbėtoją, Dievas jūs, priėmė į savo tautą ir tiesiog, kaip sakant, sujungia su hebrajų tautos tikinčiaisiais, kuri priima Kristų, ne, kad jūs tampame išaknyti Kristuje. Ne? Jame tvirti esate, jame, nes būtent tai, ką Kristus padarė dėl jūsų, tai būtent, tame jūs įtvirtino. Dievo akivaizdoje jūs tampate dabar kaip ir tvirti, tobuli, kaip ir kalbėjome iš jo, ne? Čia, žinai, kaip jeigu neprigysi prie to medžio, tai anksčiau ar vėliau nudžiūsi. Jo, taip, jeigu tu šaknų neleisi, tai bet koks vėjas, siūbuojamas klaidingų mokymų, tave greitai gali nuversti. Bet čia yra amžinybės, ko gero, klausimų, žinai. Tai yra tik vienas kelias į amžinybę. Taip. Pats savo neprisigyvensi, žinai, į amžinybę. Tai yra bepigu tom visom kitom religijom, kurios sugalvojo, kad nemirtinga siela ir nieko tu nepadarysi tai sielai, žinai. Jo, nėra kitame išgelbėjime, kaip tik tai Kristuje Jėzuje apaštalas Petras skelbė, ne? Ir čia Paulius būtent sako, mes esame Kristuje išaknyti, įtvirtinti, ne? Ir sako, pasilikim jame ir toliau. Ir pažinkim, aukim, stiprėkim vis labiau ir labiau. Tai iš to pačio, ko gero, ir vaisiai turėtų būti tokie patys.
į ką įsišaknyjai. Jo, pirmam skyriui jisai apie tai kalbėjo, būtent apie tos vaisius. Jis meldėsi, kad nu, duotumėt, kaip sakant, savo atgimimo vaisių. Ne? Mhm. Čia yra šita, pas mus sode auga du medžiai, du vaismedžiai, kurie jau 4 ar 5 metus neduoda jokių vaisių. Mhm. Bet, bet mano žmona vaikšto ratais aplinkui mane ir prašo jiems atleidimo. Reiškia, gal? Ne, ne, jinai prašo manęs, kad aš jų nenupjaučiau. Dar vis Sakau, tikė, čia, kad jis jo, atsigaus. jo, duok jam dar laiko, žinai, dar jų laikas netėjęs. Sau 4 metai, ne vieno vaisių, duok jam dar laiko, pagailėk dar jų. Na va, jau viršė net ir Biblijos, kaip sakant, tą duotą laikmetį, ne? Net parašyta 3 metus davė dar jam aukti. Čia jau Tai va, 4. gerai, 11-15 eilutės. Gerai. Jame ir jūs taip pat esate apipjaustyti ne rankomis atlikto apipjaustimo, bet savo kūniškumo atsižadėjimu, Kristaus apipjaustimo. Su juo palaidoti krikšte jūs tikėjimu jame prisikėlėte. Galybė Dievo, kuris jį prikėlė iš numirusių. Taip pat ir jūs mirusius nusikaltimais, kūno neapipjausimais atgaivino kartu su Kristumi dovanodamas visus nusikaltimus. Tiek, ne? Iki 13. Iki 15. Gerai. Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį prismeigdamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo kunigaikštystės ir valdžias, viešai jas pažeminamas ir jame švęsdamas pergalę prieš jas. Kokios pagrindinės temos šios eilutėse yra užkabinamos? Na, būtent tai, kaip ir kalbėjau, tie žydai bandė pagonimis primesti apipjaustymo reikmenį. Sako, nu, negali tapti sandoros dalyviu, jeigu tu nepriimi sandoros ženklo. O būtent, sako, Senam testamente Abromai buvo nurodytas, kad kaip sandoros ženklas apipjaustymas, tik tokiu būdu tu tampi, kaip sakant, Dievo tautos nariu. Ir tik taip galėjo būti išgelbėtas. Ir čia būtent irgi sako, neklausykit, ką Paulius jums pasakė, kad čia nereikia to apipjaustymo. Sako, ne, yra, sako, Biblijoje parašytas, Sename testamente tas turi galioti ir dabar, nes jeigu jūs nepriimsite to apipjaustymo, tai kaip jūs negalite tapti Dievo tautos nariais. Jūs toliau liksit pagonimu, ne? Tai Paulius būtent čia ir aiškina, kad neišsigąskite tai, ką jie sako dabar, nes iš tikrųjų, sako, jūs jau esate apipjaustyti kaip? Ne rankomis atlikto apipjaustymą, ne? Bet savo kūniškumo atsižadėjimu. Kada priimat Kristų, kada Krikštų būtent sudarėt sandorą kartu su juo, tai čia kaip pagal Kristus yra minėjęs, Jonas rašo pirmam skyriui Evangelijos 12 skyriuje, visiems, kas priėmė Kristų kaip savo gelbėtoją, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Ne? Ir ten ją apipjaustymą nereikia. Tai užtenka būtent to tikėjimo. Tai jo Paulius būtent tą patį ir aiškina čia, kad sako, jūs, kada priėmėt Kristų kaip savo gelbėtoją, natūraliai, kad jūsų širdis buvo apipjaustytos. Ne? Ir buvo priimti į Dievo tautos narius, į šeimą. Ir tokiu būdu, kaip sakant, Dievas savo gailestingumą sudarė tokią jums malonę. Ir jo, jeigu apie tai kalbėta, ne? O apie tą kaltinimą, kad sako, kad žydai, jeigu jūs kaltina ir sako, negalite būti Dievo tautos nariu, jeigu neapipjausėtas, tai 14 eilutė, Paulius gerai sako, Kristus, kada įsimyrė ant kryžiaus, va ten jisai prismėgė visas kaltes. Kaltiname raštą ir kas yra Kristuje, tam nebėra pasmerkimo. Tai gerai, tai dalis nuorodų ir įstatymų dingo. Kokiu? Tai va, tu man pasakyk, kokių dingo? Ne, čia ne apie Tuos, kurios Kristus išpildė. Aha. Nu, kad yra apipjaustymas. Taip, jo. Taip, tai buvo, kaip sakant, nuoroda, ne, iš tikrųjų tai, ką atliks Kristus.
nes tas apipjaustymas tai nebuvo, nu, kaip sakyti, sąlyga išgelbėjimui, ne? Ir žinom, kad Abraomas ne iš karto, kaip Dievas jį pašaukė, davė jam tą apipjausimą, bet tik tai vėliau, kada jisai išlaukė Dievo pažado išsipildymo, o pats pradėjo veikti savaip, padarė kūniškai tą sprendimą, žmogiškai, todėl Dievas ir jam davė tokį ženklą apipjaustimą, kad suprastų ir suvoktų, kad ne iš žmogaus noro Dievo pažadą įsipildė, bet iš Dievo noro. Todėl, kad nu, tas apipjaustymas, būtent čia Paulius įpaaiškina, tai buvo kūniškumo apipjaustymas. Tai nurodė, ne tas į dvasinį, ką Dievas nori ir gali atlikti. Ir žinoma, kad mes patys savęs negalime apipjaustyti savo širdies, tai Dievo darbas ir tada, kada mes spėjame Kristui, tai būtent tas apipjaustymas vyksta. Todėl būtent tas kūniškas apipjaustymas, jis nebereikalingas. Jis nebereikalingas, jis nurodė į tai, ką Kristus atliks. Ir tai, ką jis atliko ant kryžiaus, ką šventoji dvasia darbuojasi, nu, kaip sakyti, apipjausto mūsų širdis, tą kūniškumą. Ir būtent į tai nurodė. Todėl tai, va, tas, nu, tie įstatymai, kaip sakai, susijęti su apipjaustymu, jie nebereikalingi. To nebereikia. Nes jie nurodė, sakiau, į tą dvasinę apipjaustymą. Jo, bet jeigu žydai nepripažįsta Jėzaus, tai jiem tada šito, kaip sakyti, niekaip neįrodysi. Jo, jiem tas pats svarbus kaip ženklas išgelbėjimo atrodo. Kad kūniškas tas apipjaustymas, to pakanka, kad tam galėtum būti, kaip sakė, Dievo priimtinas. O tai, kad širdis yra nuodėminga, tai, kad širdis yra netobula, tai, nu, tas nėra toks svarbus dalykas. Tai svarbu, kad kūniškai būtume apipjaustymas. O matom, iš tikrųjų, tai Paulius sako, ne taip yra, kūniškumas yra ne tiek svarbus, ne, dvasinis apipjaustymas yra svarbiausias dalykas yra. Ir tai, kas Abraomui buvo duotas tas kūninis apipjaustymas, tai tiesiog turėjo mokinti jį ir visą tautą, kad jie suprastų, kad turi apipjaustyti savo kūnišką prigimtį, o ne vien tik tai kūną. Jo, ir kad tik tai dėl kraujo pralijimo tu gali gauti tą atleidimą ir būtent gauti taip pat Dievo pažado įsipildymą. Kristus tą padarė, tai atliko, ne, savo krauju pralietų jisai tiesiog jis atpirko mus ir apipjaustė mūsų širdės, mūsų kūniškumą. Ir šventoji dvasia toliau tą darbą tęsė, darbuojasi, tobulindama mus. Todėl būtent tai buvo nuoroda į tą dvasinę prasme, kad jie tai suprastų. Jeigu kažkada tai nesuprato, pasiliko tik tai prie tos tradicijos, prie to fizinio apipjaustymą, tai jam buvo kaip svarbiausias išgelbėjimo klausimas. Gerai. Pakalbėkim dar apie tuos papročius 16-19 eilutės, jeigu paskaitytum. Gerai. Niekas ten nesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. Visa tai yra būsimųjų dalykų šešėlis, o tikrinybė priklauso Kristui. Tegul niekas nesmerkia jų, neneigia jums vainiko pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, įsigilinęs į regėjimus ir be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais, nesilaikydamas vienybės su galva, iš kurios visas kūnas sąnariais ir gyslomis apurvinamas bei jungiamas vienybėn auga Dievo teikiamu ūgiu. Iki 19, taip. Kokie ir kodėl čia papročiai pabrėžti? Nu, kaip sakyti, kada sabatą švęsdavo, nu, ir žydų tikintieji, jie ne tik tai kaip pamaldas atlikdavo iš ryto, bet po to pasilikdavo, jie dar švęsdavo šabą, kartu bendraudami, vaišindamėsi, valgydami. Ir naujai įtikėjusi ir iš pagonių, kurie prisijungė prie krikščioniškos bažnyčios, kaip Paulius mokė, būtent jie
kaip sakyti, va, tos papročius tokius ir turėjo, kad šabą švesdavo būtent pamaldose pradžio, po pamaldų tada bendraudami kartu prie vaišio stalo. Džiaugdamėsi, dėkodami Dievo, šlovinami, gėdodami, nu, va, tokia buvo, kaip sakyti, tradicija gera. Mhm. Kodėl kalbam apie pasmerkimą tenai? Pasmerkimas tame, kaip ir kalbėjau, kad žydai, kurie atvykę iš Judėjos, jie būtent, kaip sakė, kad tam, kad taptumėt Dievo tautos šeima, jums nereikia apipjaustymas. Jeigu neapsipjaustysit, jūs negalit vadintis Dievo bažnyčia, Dievo tauta ir taip pat jūs negali sėsti prie vieno bendro stalo kartu su žydais. Todėl būdavo atskiriami dalykai. Žydai sėdėdavo prie vieno stalo, pagonimis buvo skiriamas kitas stalas. Ir jie tarpusavio kaip ir nebedrauja, nes sakė, nu jūs negali dabar būti tapatinti su mumis, nes jūs neapipjaustyti esate. Ir būtent, kad irgi ateiviai, kurie norėdavo dalyvauti toje Paskos šventėje, jie turėjo priimti apipjaustymą. Kas nepriimdavo apipjaustymą, jie negalėdavo kartu sėdėti prie vieno bendro stalo ir švęsti tos šventės. Tai va čia būtent žydai tą patį aiškina esantiems pagonims. Bet Paulius būtent, ką jis sako, tie dalykai dabar jau praėjo, ne? Nes jis sako, apipjaustyti esate dvasiškai, kada įtikėt priimėt Kristų, jūs tapote Dievo tautos šeimos nariai, Kristus jūs priėmė, jūsų neišskiria iš žydų ir jūs nesat menkesni už juos, ir todėl sako, tegu nesmerkia jūsų šitie žydų atvykę, kad jūs dabar negali sėdėti kartu su mumis prie vieno bendro stalo. Ne, sako, jūs turite teisę sėdėti prie vieno bendro stalo, nes jūs priimėt Kristų ir tiek, ar tu būtum žydas, ar tu būtum nežydas, per Kristų mes tampame, visi Dievo tautos nariai ir nėra kito būdo, kaip galėtume išsigelbėti, ar vieni ar kiti. Sąlygos yra vienodos ir vieniem ir kitiem išsigelbėti, todėl ir negalim išskirti, atstumti, kaip sakyti, kitų, bet turi būti draugiškai vieningi, nes jeigu Kristus mirtis suvienijo mus su savimi, tai tuo labiau vienas su kitu turi sujungti, suvienyti ir mes turim teisę sėdėti kartu prie vieno stalo ir vadintis Dievo tautos vaikais, nariais ir švęsti ir dėkoti Dievą, šlovinti kartu, o ne atskirai. Bet tai įsivaizduoju, kiek daug turėjo įtraukti sąmyšio visą tai. Jeigu tu turi labai aiškias tradicijas, kaip tapti žydų ir staiga ateina ir sako, ne, tai ten Jėzus sakė, žinai, o tu, tarkim, jeigu žydas nepripažįsta Mesiją, žinai, kokios čia dar išimtis atsirado? Jo, mes visi žydai dabar, tarp atėję iš kitų tautų, tai apsipjaustykit. Ne, mums Jėzus sakė, nebereikia apsipjaustyti. Įsivaizduoju, kokį tu prasme, kas tas Jėzus, žinai? Jo, tai va tas nesutarimas ir buvo tarp jų ir Paulius būtent sprendė šitą nesutarimą ir laišką rašydamas ir melsdamasis, ne, kad jie galėtų tai suprasti ir kad išspręstų tą, kaip sakant, konfliktą. Gerai. 20-23 eilutė. Jei su Kristumi esate mylę pasaulio pradmenims, tai kamgi tarsite begyvendami pasaulyje, leidžiatės apkraunami nuostatais, neliesk, neragauk, neimk, visą tai skirta vartojant pranykti ir tai nėra žmonių priesaikai bei pamokymai. Tai yra tik tai žmonių priesaikai ir pamokymai. Tie nuostatai beje atrodo išmintingi dėl pramanyto pamaldumo, nusižeminimo ir kūno varginimo, tačiau yra beverčiai ir tarnauja kūnui patenkinti. Šitas eilutės gali naudoti ir prisikurti visokių kitokių savo mokslių tada taisyklių, pateisinti visokius anarchijas ir laisvės visokias. Žinai, būna toks momentas, kai iš konteksto išima eilutę ir pritempia prie kažkokios savo norimos teorijos. Arba žmogus sugalvoja, kad dabar ypač labai populiaru, žmogus sugalvoja kažkokią tai idėją
tada išsikarpo iš Biblijos vietas, kurios patvirtina jo idėją, tarsi taip ir būtų. Nu, tai dabar aišku, kiekvienas skaitydamas iš savo konteksto gali savaip suprasti. Ne? Bet turim suprasti pirmiausiai to meto skaitytojams tas kontekstas, koks buvo, kaip jie tai suprato. Ir tik tai taip galime interpretuoti pagal. Jo, ir pažiūrėt kontekstą, kurioje skaitoma, neišimti tos eilutės, žinai. Taigi, apie ką šitos eilutės, kaip tu supranti? Nu, kokia yra jų pagrindinė mintis, norėtų perduoti? Nu, būtent ta pati mintis irgi toliau tęsiama, kad iš tikrųjų žydai turėjo tam tikrų nuostatų, ne, kad būtent kurių besilaikydamas tu parodai, kad esi Dievo tautos dalis, ne? Na, jeigu tu nuostato nesilaikai, tu jį nori, nenori, tu niekaip nepriklausai, ir Dievas tavęs nepriima. Ir jeigu nori tapti Dievo tautos nariu, tu priimti turi tuos nuostatus, kurių prisilaiko žydai, ir tik tai tokiu atveju tu būsi priimtinas. Jo, bet Paulius būtent sako, tai yra prasimanimas, tai yra žmogiškas prasimanimas, tai nėra tokio nurodymo iš Dievo pusės, ne? Ir jie, ką darė, matome, iš vienos pusės tarsi draudė valgyti nuo vieno bendro stalo pagonims, sako, neliesk, neimk, čia negali, čia tau nepriklauso, tu ten nuo savo turi valgyti, o mes nuo savo. Iš vienos pusės toks buvo dalykas, iš kitos pusės žinom, kad jie turėjo tokią tradiciją. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais pasnikaudavo. Prisimenu, kad palyginime ten Luko 18 skyrių, kur atėjęs fariziejai sako, aš 2 kartus per savaitę pasnikauju. Tai buvo pirmadienis ir ketvirtadienis. Kodėl būtent tos dienas? Pirmadienį Mozė užkopė ant kalno, po to, kai buvo aukso veršis buvo padarytas, užkopė ant kalno paimti vėl įstatymą, o po 40 dienų, kada jisai grįžo atgal į šitą žemę nuo kalno pas juos į stovyklą, tai buvo ketvirtadienis. Ir būtent tam, kad išpirktų savo kaltę už tą auksinį veršį, ką jie buvo pasidarę, tai jie nusprendė, kad Dievas jų nenubaustų toliau, nusprendė, kaip sakant, tas 2 dienas, tarsi kalties išpirkimui pasnikauti pirmadienį ir ketvirtadienį. Tos 2 dienos, ne? Ir būtent tos nuostatos jie vertė, kad ir kiti turi prisilaikyti. Kas priklauso Dievo tautai, visi tų nuostatų turi prisilaikyti, ne? Pasnikauti tos 2 dienas per savaitę. Bet Paulius sako, čia yra prasimanytas žmogiškas dalykas, niekur Dievo žodė to nurodymo daugiau nėra. Todėl būtent jisai ir čia ir paaiškina, kad tegu jie jūsų nesmerkia, nes Dievas jums tokių nurodymų nedavė. Gerai, kuom žydai rėmėsi, kur buvo surašyti tie papildomi visokie įstatymai ir nuostatai, kurių nebuvo Biblijoje? Ne, jie savo turėjo rašytinius, savo nuostatus, komentarai, visi tos. Jo, o kodėl jie buvo sukurti ir kam jie buvo skirti? Tikslas vienas, kada iš Babilono nelaisvė buvo ištremti, ir jie suprato, kad jie buvo ištremti dėl to, kad neklausė pranašų, kad nesilaikė šabų. Ir kada jie grįžo iš tos nelaisvės ir bijodama, kad vėl Dievas jų neištremtų, įtremti, jie tada nusprendė pasidaryti papildomus įstatymus, ypatingai kas liečia šabą, 603 įstatymai dar papildomai, ko negalima daryti per šabą. Nes Biblijoje tokio nurodymų nėra, o jie būtent sugalvoja. Prirašyti ir visokiausių kitokių nuostatų prigalvoja, kad būtum tobulas, kad būtum nepeiktinas, kad daugiau tavęs neištiktų tremtis kažkokia ir būtum Dievo apsaugotas. Bet nežiūrint tai, kad ir po Babilono laisvės Medų Persija, paskui valdė graikai ir paskui romėnai, ne?
Nu, kažkaip jie to dalyko nematė, nes kada Kristus sako, jei žmogus sūnus jis išvaduos, jūs iš tikrųjų būsite laisvi, o jie sako, mes niekada niekam nesam vergavę. Jo, Mhm. tai va, Kristus sako, kas daro nuodėmę, jau yra vergas. Jo. Jo, bet tai vėl pas jos gaunasi, kad vietoj to, kad nuoširdžiai eit pas Dievą, jie susikuria įstatymą ir per darbus bando tapti Va taip, šventais. taip, 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 būtent jo. Gerai, Bet va, šiandien ir krikščionybė yra paplitę, ne, būtent irgi per įvairius darbus, šiandien žmonės irgi bando tą įsigelbėjimą įgyti ir būtent nepakankamai, kaip sakant, supranta būtent va, tą Evangelijos žinią. jo, aš čia kažkada pamačiau, labai seniai pagalvojau, kad pavyzdžiui, rožančius, žinai tokį dalyką, rožančius kalbėjimas irgi yra per darbus. Taip, ir sakramentai, piligriminės kelionės, visi pasnikai, ten Jo, tu tą penktadieniai patį per visą šventės. nu, tą patį per tą patį, nežinau, kiek ten eina valandą, 2, 3, kiek ten tu kol tą visą sukalbi. Ta patį per tą patį, o tai nėra darbas. Tai yra. Taip, taip, tai va, būtent tokiu būdu jie sako, tu įgyji malonę. Jo. O įgyji malonę, o kada įgyji malonę, va tada tu jau esi Dievo priimtinas. O malonės negalėsi gauti, jeigu neišpildėsi šitų sąlygų. Ne? Na, va, būtent ta pati tokia saviapgaulė. Aišku, tą patį galima sakyti švenčiant šabą, sabatą, ne, būtent irgi, jeigu tu laikysi tam, kad Dievui įtikti, tam, kad būtum išgelbėtas, tai va tas motyvas gali būti irgi neteisingas bandymas per darbus įsigelbėti. Tai va, todėl labai svarbu pasitikrinti, ne, kodėl aš būtent tai darau, kodėl aš tai švenčiu, ar tam, kad gaučiau išgalimą, ar dėl to, kad jau esu gavęs. Jo, kaip atsakas į Dievo meilę. Tai va, tas motyvas labai svarbus. Tai aišku, charizmatai irgi tą patį sako, aš kalbu kalbom ir va čia va jau būtent užtikrintumas, kad Dievas yra manyje ir mano gyvenimas. Ne? Jeigu kalbom nekalbi, viskas, tu nepriklausai. Na tai irgi parodo sąlyginis tas išgelbėjimas yra, ne? Ten tarsi nuo to priklauso, kad tu būsi išgelbėtas ar nebūsi. Mhm. Kodėl kiti sako, kad po su Kristaus nukryžiavimu ir 10 Dievo įsakymų nebereikia? Išsipildė. Toliau įrašytas širdyje įsakymų. Todėl, kad tą 14 eilutę neteisingai interpretuoja, kad mano, kad Kristus prie kryžius prikalė Dievo įstatymą, ne? Kad mes dabar ne po įstatymą, po malonę, pagal Romiečiams laišką aiškina, ne? Ir kad mes nei vienas negalėjome įstatymą išpildyti, Kristus tai padarė, jis išpildė, jisai sumokėjo skolą ir todėl mums įstatymą nebereikia laikytis, ne? Bet Romiečiams laiške 3 skyriuje 31 eilutė apaštalas Paulius aiškiai sako, o gal tikėjimu mes panaikiname įstatymą, nieko būdu priešingai mes įstatymą patvirtiname. Jo įstatymas nepanaikinas ir Kristus prisimena, tai irgi Mato Evangelijoje 5 skyriuje 17-18 eilutė sakė, atėjau ne panaikinti įstatymą, bet atėjau jį išpildyti. Ir žiūrime iki galo, priešimų knygą irgi pasakyti, kad paskutinė Dievo tauta pasižymės 2 dalykais, kurie laikosi Dievo įstatymo ir Kristaus tikėjimo. Ir ištvermingai būtent tai laikosi. Ne? Nes įstatymas, kaip sakė, Dievo meilės išraiška atspindys, jame nieko nėra blogo. Romiečiams 7 skyriuje Paulius sako, kad įstatymas yra šventas, įstatymas yra geras. Dodas 19 psalmėje sako, įstatymas yra tobulas, tai dėl ko jį reikia tada panaikinti. Įstatymas turi funkciją savo, parodo nuodėmę, parodo, kas yra negerai ir iš kitos pusės jisai parodydamas tokiu būdu, jis sako, ieško gelbėtojo, nes tu neišsigelbėsi pats iš savęs. Aš tavęs irgi negaliu išgelbėti, bet tu ieško gelbėtojo. Ir būtent tokiu būdu Galatams laiške Paulius būtent apie tai kalba ir nurodo, kad įstatymas jisai kaip auklėtas, jisai veda mus pas Kristų. Ne, būtent pas jį ir sako, va, priimk jį, gyvenk kartu su juo. Ir tu būsi išgelbėtas. Aš galiu tik tai, kaip sakai, parodyti, tavo reikmę, kad tu esi nuodėmingas ir tau reikalingas gelbėtas. Bet išgelbėti gali tik tai Kristus. Žinai, man atrodo, kad kai žmogus mano, kad jisai per įstatymą bus išgelbėtas, pildo visus 10 Dievo įsakymų ir bus išgelbėtas, žinai.
man primena tą tokį momentą, kur žmogus sako, kai tik nueisiu į dangaus karalystę, pastatysiu namą ten prie miško, toliau nuo visų, jau, kad jau man jokių kaimynų čia nebebūtų. Supranti, atrodo, kad žmogus nesuprato pačios esmės. Nu ir kas, kad tu Mhm. tą 10 Dievo įstatymų išpildys? Nu ir kas, ta prasme, ar tu ateisi į dangaus karalystę kaip koks dievukas, kaip koks nusipelnęs? Ta prasme, na, tu ateisi, ar tu konkuruoji su kitais, su tais, kurie neišpildė, ta prasme, ar tu gausi kažkokį tai medalį, kad tu geresnis už kitus, tu išpildai, kiti neišpildė. Na, tokia primena, žinai, kad visiškai esmės nesupratai, o tu tinkamas dangaus karalystėje, žinai, gyventi. Ta prasme, ar Mhm. tu įsivaizduoji, kokia bus dangaus karalystė, kokie bus prikeltieji, kokia dvasia visi gyvens ir ar tu tokia dvasia eisi, žinai. Ar tu eisi kaip medalininkas, kad va čia visus įstatymus įveikiai, dabar man Dieve duok sklypą, aš ten gyvensiu savo. Mhm. Man primena, kad žmogus nelabai suvokia, vat kai kalbėjom tos išminties, žinai, vat to išganimo plano, žinai, atrodo, kad jisai nesuvokė iš vidaus apie ką supranti, kaip yra, tu gali suprasti, bet gali nesuvokti. Suprantu, ką reikia daryti, bet esmės nesuvokiu. Jo, todėl Jonas Krikštytojas neveltui einantiems žydams, kaip sakė, fariziejams, jisai įspėjo, sako, nebandykit ramintis, kad esate Abraomo palikuonės ir to užtenka, kad, nu, būtume Dievui priimtini, ne? Jis sako, medį, tai yra kirvis jau prie medžių šaknų. Jeigu neduosit vaisių atsivertimo, tai būsit nukristi. Mm. Tai va, to neužtenka išorinio priklausimo, ne? Ja, Kažkaip pas turi man, natūraliai pats sudaryti tą sandorą su Dievu, tikėti asmeniškai ir palaikyti tą asmeninį ryšį su Dievu. Tik tai taip gali gauti išgelbėjimą. mhm. O jeigu nori pasitikrinti, tai perskaitai, kur yra parašyti ten tie visi malonės vaisiai, meilės vaisiai. Jo, ir tuo pačiu ir įstatymas irgi parodo, ne, kad reikalinga, kur mums pasitaisimas, kaip Jokūbas sako, tai yra veidrodis, į kurį reikia ateiti ir pasižiūrėti, kaip atrodo, ką reikia pataisyti. Taip, tikrai niekas jo neneigia, Jo. bet tai visa yra duota įrankiais. Aš gal irgi norėčiau tik tai pabrėžti, kaip svarbu yra tyrinėti Bibliją ir būti labai atsargiais, klausant visokių pamokslautojų, kurie sugalvoja kažkokią mintį ir iš Biblijos išsikarpo vietas tai minčiai pritemti. Mhm. Nes ir draugai mane kreipiasi, vieni kiti sako, o, žiūrėk, yra taip ir taip. Aš Ne, nu tai va klausos. būtent, kaip sakėte, jeigu Ja. skaitai Bibliją dabar iš savo perspektyvos, ne, iš savo konteksto, tai tada ir būtent ir taip ir aiškini. Bet Biblija, pirmiausia, kad galėtum ją suprasti teisingai, turės aiškintis, ką pirmiausia autorius, kuris rašė tiems skaitytojams, ką turėjo menį, kaip jis suprato, rašydamas tos žodžius, ne, tik tai supratę, tada galim taikyti ir žiūrėti savo, kaip galim pritaikyti tai. Mhm. O kaip dar tas momentas, kad vis dėlto buvo rašyta labai skirtingais laikais ir labai skirtingom kultūrom? Nu, va, čia taip reikalingas tas tyrinėjimas, nes laikmetis praėjo nemažas ir daug kas pasikeitė. Tai va, čia be studijų, nu, nebus lengva taip suprasti viską. Reikia, nu, Mhm. pastudijuoti, patyrinėti daugiau, kartais ir istorijos reikia, ir geografijos daugiau, tam tikrų žinių, Mhm. kultūros, papročių tuo metu jo. Bet irgi, Gerai. kaip sakyti, lyginant vienas vietas su kitom yra paaiškinimų, taip pat irgi galim surasti ir atrasti paaiškinimą ir Bibliją pačioje. Mhm. O jeigu mes dar užkabintumėm tokį momentą, kaip pranašysčių aiškinimas, kiek žmogus turi būti pažengęs, kad jisai galėtų išvelgti pranašystėse dalykus. Tai apaštalas Petras ir perspėja laiške, ne, antrame, trečiame skyriuje, pirmam skyriui 21, tai sakydamas, ne, kad pranašysčių negalima savotiškai aiškinti.
Ne? Nes turi būti, kaip sakant, pagal tam tikrus pranašyšių principus aiškintis ir kad galėtum suprasti. Tam reikia, žinoti į Seną testamentą pirmiausiai, nes ten daugiausiai pranašystės buvo skiriamas ir Naujo testamento, kur mes matome jau ir aiškinimai apaštalo Petro, Pauliaus, tų pranašyšių yra. Tai padeda mums jų lengviau suprasti. Gerai, taigi, Arūnai, reziumuok šiandienos mūsų tyrinėjimą. Čia mes nuėjom į pačią pabaigoje, jau paėmėm dėl tas pranašystės iš tos pusės, kad reikalingas tyrinėjimas Biblijos. Bet Jo, kokiu atveju. apaštalas Paulius čia mes matome susirūpinęs, kad tikintieji tvirtai stovėtų, kaip sakant, Evangelijos žinioj, kurią jie išgirdo iš jo, kad nebūtų suklaidinti ir kad galėtų, kaip sakant, išlikti iki galo tikintis ir gautų tai, kas jiems pažadėta. Tai va čia matom didžiulis jos susirūpinimas, todėl matom jisai bando jiems paaiškinti iškilusius ten neaiškumus dėl išgelbimo, kur atėjo ir paskleidė kaip tie žydų tikintieji. Tai Pauliaus tikslas, kaip sakant, juos sugrąžinti į tikrą tikėjimą, parodyti, kad išgelbėjimas slypi tik tai Kristuje, niekur kitur, ir paraginti, kad jie ir toliau, kaip sakant, taip gyventų, tvirtėtų, stiprėtų tikėjime, išsaugotų tą tikėjimą, ir neišsigastų, kai kiti galbūt primeta kažkokius tai kaltinimus, kad jūs čia, nepakankamai dar tobuli esat, kad būtumėte išgelbėti. Tai duoda suprasti, kad tobulumas priklauso ne nuo to mūsų kažkokių tai darbų, bet priklauso nuo mūsų santykio, nuo mūsų tikėjimo Kristumi. Tai būtent tai yra jo svarbiausia mintis buvo. Ačiū tau, Arūnai. Ačiū žiūrovai ir klausytojai, kad buvote kartu. Palinkėsiu jums išminties ir Dievo artumo. Šiam kartui tiek. Sudiev. Sudie.